LT. Požiūrį į gyvenimą keičiantis pokalbiai. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai. Šiandien su jumis Justas ir pas mus svečiuose Aistė Jakimavičiūtė, renginių organizatorė, grafikos dizainerė bei dėstytoja. Labas, Aistė. Labas. Tai kaip ir tave pradžiai pristačiau, tu užsiemi daug dalykų. Dėstai paskaitas, organizuoji renginius, užsiemi dizainu. Kas iš tų dalykų tau patinka labiausiai? Labiausiai tai man gyventi patinka iš tikrųjų. O jeigu bandant, kaip čia pasakyti, išskirti mėgstamiausias veiklas, tai aš labai mėgstu viską, kas yra susijęs su idėjomis ir žmonėmis, kurie tomis idėjomis tiki. Ir visą laiką gaunasi taip, kad nors mano veiklos yra labai skirtingos, bet jos yra apie tą patį. Tai yra apie idėjų virtimą realybę, tai dažniausiai susiję su vizualiais dalykais, kuriuos išmanau geriausiai. Ir nors veiklos yra skirtingos, jas visas vienyje visiškai tie patys dalykai ir dėl to yra nesudėtinga daryti daug. O neišskirsi to mėgstamiausia? Mėgstamiausias iš tikrųjų kinta nuo labai daug dalykų, keičiasi ir aš labai stengiuosi, kad visi dalykai, kuriais užsiimu, man patiktų ir labai linkiu kiekvienam klausančiam vis pagalvoti, ar tikrai patinka tie dalykai, kuriuos darot. Aišku, žiūrėk, dirbi su daug projektų, dalykai, penketai, kaip tu visas suspėji ir iš kur semiesi idėjų? Nespėju, iš tikrųjų nespėju ir dabar mano šių metų tikslas, kurį užsirašiau per praeitus naujus metus, yra išmokti ilsėtis ir išmokti nors truputį skirti laiko savo ir nieko neveikti. Iš tikrųjų yra visai juokinga istorija. Aš trečiame kurse išvažiavau pagal Erasmus programą studijuoti dizaino į Suomiją ir tenai krūviai buvo visiškai kitokie, negu mes esam pratę čia Lietuvoje. Ir aš supratau, kad turiu laisvo laiko ir mane apėmė visiškai panika. Ir staiga užklupęs kaltės jausmas, kad aš kažką praleidžiu. Taigi negali tai būti, kad aš nieko neveikiu. Man būtinai reikia susirasti veiklos. Ir iš tikrųjų užtrukau kelis mėnesius, kol supratau, kad aš tą laiką galiu skirti bet kam, knygai, filmui, serialui ir kažkam, kas man smagu ir nebūtina to viso savo laisvo laiko užkišti darbais. O Lietuvoje dar taip nesigauna, nes džiugu, aplinkui žmonės visi yra labai darbštūs ir nori viską daryti ir patenki į tokį nesiliaujantį lauką visokių vykstančių projektų ir dalykų ir tada rasti laiko poilsiui yra sunku. Manau, kad ne man vienai. Manau, kad ir kas nors iš klausančių atpažįsta save šitam pasakojime. O idėjos yra visur aplinkui, tiesiog reikia stebėti tą aplinką. Žmonės nuolat pasako nuostabių dalykų, reikia išmokti ne tik girdėti, ką žmonės sako, bet ir klausyti, ką jie turi galvoje ir galbūt pridėti kažką. Tai aš labai labai mėgstu padėti. Dėl to aš gal pasirinkau dėstymą, dėl to, kad man toks malonus jausmas yra pasidalinti tuo, ką aš žinau ir matyti, kaip žmonės tai įkvepia ir kaip jie randa vis naujų dalykų, kuriems įdomus ir įgyvendina labai daug savo svajonių dėl to, kad pamato kažkokį pavyzdį. Dėl to manau, kad idėjos mes esam vieni kitiems ir įkvėpimo šaltinis. Tai tikriausiai galėtum sutikti su tuo, kad kuo daugiau darbų turi, tuo labiau viskas spėji. Taip, visiškai su to sutinku. Žiūrėk, Aistė, ar esi dirbusi ofise? Esu. Ir kaip tau tas darbas ofise patiko, nepatiko? Turiu omeny labiau gal tas toksai nuo 8 iki 5, sakykim, darbo formatas. Ištvėriau 3 mėnesius. Ir dirbau reklamos agentūroje ir dirbau labai gerose pareigose, kūrybinėse ir atrodė, kad man buvo labai labai daug laisvės. Ir tiesiog aš po ilgų, norėčiau visų pirma pasakyti, kad tikrai manau, kad čia yra mano labai asmeninis išgyvenimas. Tai aš, kai dirbu nuo 8 iki 5, tai ilgainiui pradedu nesuprasti, dėl ko aš tai darau.
man labai tada tampa sunku pamatyti prasmę visų tų dalykų, nes projektai labai greitai keičiasi, tas tempas toks fabrikas, kažkoks tai idėjų, darbų fabrikas, ir aš tam fabrike tiesiog pametu prasmę, dėl ko tai darau. Nes mano gyvenime labai labai svarbu, aš pati su savim nusistačiau tokias taisyklės, kad mano veikloje yra po lygiai darbų, kurie man patinka ir kur aš matau tame prasme, ir galbūt tie darbai, kur aš savo patirtį pritaikiusi, galiu užsidirbti pinigų. Man atrodo, kad labai linkiu kiekvienam žmogui rasti tas veiklas, kurie gali kažkam padėti arba kažką padaryti tą pasaulį, kad ir kaip tai naiviai skambėtų, nors truputį gražesniu. O kas tave paskatina dirbti savo? Galbūt aš niekada nuo antro maždaug kurso niekada neturėjau klausimo, ką aš veiksiu, kai baigsiu studijas. Kažkaip labai norėdavau prisidėti prie visokių projektų, kuriuos nugirsdavau, kuriuos darydavo draugai. Tai yra, pavyzdžiui, Sauliaus Baradinsko iniciatyva Vilnius Temperature ar draugų filmuojami trumpo metro filmai. Labai labai daug dirbau nemokamai už ačiū, tikėdama idėją, bet tos idėjos, tie darbai mane supažindino su nuostabiais žmonėmis, su kuriais tie projektai, vieni projektai keitė kitus projektus ir taip man niekada to darbo ieškotis nereikėjo ir vis atsirasdavo pasiūlymų ir tas darbas savo atėjo man labai labai natūraliai. Tiesiog aš kažkaip visą laiką turėjau ką veikti. Kaip mes su Ramune iš Industry Files kažkada kalbėjomės, kad aš esu žmogus, kuris yra visą laiką, nors neturi darbo, yra užsiėmęs visą laiką, nors neturi kažkokio to fizinio darbo. Tai aš manau, kad tai buvo labai natūralus procesas. Jo, taip pat galime šio epizodo metu perduoti Ramunei linkėjimus, nes ji taip pat buvo mūsų podcaste, įrašinėjo antrąjį epizodą, tai va, Ramune, tau linkėjimai nuo Aistės ir Justa. Yes. Žiūrėk, Aistė, aš užduosiu tokį klausimą, kuris man šovė dabar į galvą. Kiek kainuoja tavo laisvė, jeigu reikėtų ją įvardinti pinigais? Daug. Nežinau, sunkus labai klausimas. Aš manau, kad jį reikia mokėti savo užduoti, mokėti labai sąžiningai atsakyti. Aš gal dar to gerai neišmokau, nes aš visą laiką save nuvertinu vis dar. Ir manau, kad laisvė, čia du skirtingi dalykai. Laisvė, kada nieko neveikia, yra vienokios vertės ir laisvė, kada laiką skiri savo, yra kitokios vertės. Ta laisvė, kurią skiri savo, laiką savo, yra iš vis neįkainojama. Jis yra būtina ir, manau, nėra tokios valiutos, kurioje būtų įmanoma įforminti, įprasminti. O daugiau tai... Su pinigais yra toks dalykas, žmonės juos taip labai sureikšmina dėl savaime suprantamų priežasčių, bet aš, kai renkuosi projektus, tai žiūriu, kiek man jie yra svarbus, kaip man, kaip žmogui, ką aš galiu juose išmokti. Jeigu matau, kad tai yra man labai labai naudingas projektas man kaip žmogui, aš matau iššūkį savo, tai aš galiu dirbti ir visiškai už jokius pinigus. Pavyzdžiui, prieš kelias savaitės filmavome reklamą, visiškai nemokamai, bet aš sutikau filmuoti ją dėl to, kad mes ją filmuojavom ant tikros kino juostos. Aš tiesiog supratau, kad turbūt gyvenime nepasitaikys tokia galimybė padirbėti tokia aplinkoje su labai nuostabiais žmonėmis ir tokia romantiška, netradicinė forma. Tai vat, dažniausiai vertinu projektus ne pinigais, o patirtim. 2013 metų pradžioje laimėjai Nokia telefono dangtelio konkursą. Kaip gyvenimas pasikeitė po to? Niekaip. Čia irgi toks gal keistas dalykas, bet esu labai dėkinga savo mamai ir tėčiui, kurių pirma reakcija, kai sužinojo, kad aš laimėjau Nokia, buvo, tik nepasikelk. Tai iš tikrųjų Nokijos visa šita istorija su Nokijos dangteliu man dabar atrodo kaip kokia pasaka. Viskas įvyko beprotiškai greitai. Tai Nokijos dizaino konkurse sudalyvavau taip pat būdama Suomijoje studijuodama. Man tą dizainą nupaišyti užtruko sugalvoti gal 15 minučių, kažkaip labai iš karto žinau, ką aš noriu padaryti. Tada nupaišyti kokias 5 valandas.
Ir tada visa ta istorija išsiplėtė į transatlantinį nuotykį. Tai pirmiausia sužinojau, kad laimėjau tą pirmą etapą, man tai atrodė labai daug. Dalyvavo tame konkurse 3 mokyklos iš Londono, New Yorko ir Suomijos. Studentų buvo ir darbų tikrai labai daug ir komisija atrinko 30 į antrąjį etapą. Ir mano dangtelio dizainas buvo tarp tų 30. Ir tada antras etapas buvo internetinis balsavimas. Ir mes truputį prieš laidą kalbėjome apie heiterius ir apie heiterių visą fenomeną. Tai iš tikrųjų, kai atėjo laikas balsuoti, tai taip, buvo Facebooko šauksmas, kad chebra, man čia pasisekė, prašau, palaikykit mane, ir aš nesitikėjau tokio palaikymo. Ta prasme, ten buvo, wow, aš iš karto, man atrodo, per vieną naktį kokiais 2 ar 3 tūkstančiais balsų atsiplėšiau nuo antros vietos. Ir ten buvo visas balaganas dėl to kilęs, ten Nokia norėjo anuliuoti balsus, galvoja, kad čia kažkas tai nešvaraus vyksta, taip toliau, tai tiesiog buvo lietuviškas solidarumas, čia kaip su kokiu krepšiniu. Kai jau reikia palaikymo, tada mes visi viens už kitą jau vieni kitus palaikom. Ir galų gale finalas buvo toks, kad aš laimėjau 2 vietą. Gavau dovanų kelionę į New Yorką, į Social Media Week konferenciją, kurios metu vyko apdovanojimai. Buvo pagaminta 50 limited edition mano dizaino tų dangtelių, kurie buvo parduodami, ir juos ten labai greitai per vakarą išpirko. Po to, tarp kitko, esu Suomijai sutikus vaikiną, kuris turėjo mano dangtelį, tai man buvo kažkas nerealaus. Buvo didžiausias apdovanojimas. Ir po to, iš tikrųjų, aš niekada niekur dar nenaudojau savo Nokijos kaip kažkokio tai labai ypatingo CV ar portfolio dalyko. Galbūt dėl to, kad mažai dirbu kaip dizainerė, daugiau dabar dirbu kaip kūrybos vadovė ir padedu idėjas įgyvendinti, o ne grafiką darau. Tai išsiplėčiau labai, klausimas buvo labai paprastas apie ar mano gyvenimas pasikeitė. Galbūt pasikeitė tik tai, kad aš išdrįstu daryti dalykus, kurie atrodo neįmanomi. Nes mes visi suprantam, kad dalyvauti loterijoje yra labai mažas šansas laimėti, bet tik tai tas dalyvavimas mus gali priartinti prie laimėjimo. Tai su tuo konkursu buvo būtent taip, aš išdrįsau jame dalyvauti ir patikėti, kad galbūt gali kas nors pavykti. Ir manau, kad tie neįmanomi dalykai tampa visiškai įmanomi, kai tiesiog žengi žingsnį ir kažką padarai dėl to, kad jie įvyktų. O Aiste, sakyk, ar pati turi Nokia arba bent jau tą dangtelį? Taip, įsirėminus turiu dangtelį, Nokijos patį telefoną, kurį gavau dovanų, padovanojau tėčiui, nes aš nesu tokia didelė fanė Nokijos telefonų, atsiprašau, nors turėčiau sakyti kitaip, bet taip turiu ir jis man mielai primena visą šitą istoriją. Sakyk, Aiste, kūrybinės industrijos turbūt ne visiems žinomas terminas. Kaip realizuoja save šios srities atstovai ir ar tai yra populiaru? Apie kūrybinės industrijas dabar, sakyčiau, labai madinga kalbėti, diskutuoti. Visi kelia daug klausimų apie poreikį, apie klausimą, ką iš tikrųjų daro tie kūrybinių industrijų atstovai. Ką dėsto šito dalyko dėstytojai, iš viską išmoksta studentai, kurie įsidarbina. Yra sklando gandai visokie, kad mokosi visko, bet iš tikrųjų neišmoksta nieko. Ir tai toks didelis burbulas. Aš manau, kad tai yra visiškai natūrali situacija, kai atsiranda naujas dalykas, kurio žmonės nematė prieš tai ir jo dar nelabai supranta. Aš tikiu šitą specialybę ir šitų dalykų ir dėstau kūrybinių industrijų studentams todėl, kad manau, kad mums reikia naujos profesijos žmonių kaip vertėjų tarp skirtingų industrijų kalbų. Tai reiškia, kad daug kas jau kalba apie tai, kad inovacijos gimsta tada, kai skirtingos industrijos susijungia ir
kažką tai daro bendro kartu. Tam, kad jos susijungtų sėkmingai, kad suprastų vienas kito, mums reikia žmonių, kurie tas skirtingas industrijas išmanytų ir galėtų vadovauti tiem procesam, juos numatyti, strateguoti. Tai aš manau, kad kūrybinių industrijų atstovai yra būtent tam reikalingi. Ir kadangi tai yra visiškai šviežia, tai dar nieks negali pasakyti, kaip tai tiksliai turėtų vykti. Aš labai džiaugiuosi, nes matau, kad žmonės ieško, žmonės bando ir žmonėms iš tikrųjų pavyksta rasti tuos susijungimus tarp skirtingų sričių, integruoti skirtingas sritis vienas į kitas ir atrasti labai daug naujų dalykų. Kaip manai, ką reikėtų žinoti prieš pradedant žengti šios profesijos linkme ir ką galėtum patarti žmonėms, kurie gal planuoja studijuoti arba planuoja užsiimti šią veiklą? Manau, kad reikia turėti drąsos ir daug drąsos priimti nežinomybę, nes nežinomybės yra daug, apskritai visos kūrybinės industrijos yra ir kūrybos procesas yra ganėtinai neaiškus, miglotas, nenuspėjamas ir nelabai pastovus. Tai manau, kad kiekvienas žmogus turi įvertinti, ar jis komfortabiliai jaučiasi tokioj aplinkoj, kur nėra kažko labai konkretaus, kur reikia priiminėti sprendimus, kur reikia kažkiek tai ir intuicija vadovautis ir nuolat ieškoti, nuolat save stumti į tą šaltą vandenį ir žiūrėti, kas gausis. Ir aišku, aš asmeniškai manau, kad reikia turėti visą laiką vaikiško naivumo. Reikia jaustis tokiais savotiškais Indiana Jonesais, kurie keliauja į tas džiunglės, nežinodami, kas ten bus, bet naiviai tiki, kad ras kažkokį lobį. Ir aš kiek mačiau jaunų žmonių, kurie buvo naivus ir žaismingai nusiteikę ir tikėjo, kad neįmanomi dalykai gali tapti įmanomais, tai jie ir padarė kažką iš tikrųjų. Tai to žaismingumo ir noro, vaikiško noro kažką atrasti ir padaryti būtinai reikia einant į šią sritį. Kaip manai, ar šiais laikais būtina išmanyti elektroninius įrankius grafikos kūrimui? Ir ar užtenka tiesiog tavo rankos, balto lapo ir pieštuko? Labai priklauso nuo to, ką nori padaryti. Manau, kad baltas popieriaus lapas, pieštukas ir rankos yra būtinos visiems projektam ir kiekvienai pradžiai, dėl to, kad idėjos gimsta žmonėm, ne kompiuteriam ir mes technologiją pasirenkam jau daug vėlesniam etape, kai jau žinom labai gerai, ką norim padaryti. Čia gal norėčiau pakalbėti apie tokį dalyką kaip komandos. Ir aš kokiam antram kurse supratau, kad esu nelabai vykusi grafikos dizainerė, kadangi tai buvo Dailės akademija grafikos dizaino antras kursas, tai skambėtų truputį liūdnai, kai jau pradėjai mokytis ir suvoki, kad tai nėra tas dalykas, kuris gal tau taip gerai sekasi. Aš kažkaip prasigūglinau grafikos dizainerius, labai daug domėjausi pasauliu ir dar iki dabar domiuosi ir pamačiau tiek žmonių, kurie yra žiauriai gabūs ir daro nuostabiai dalykus ten tiek photoshopais, tiek iliustratoriais ir supratau, kad galbūt aš taip nelabai galiu padaryti ir gal niekada negalėsiu. Bet supratau, kad niekas netrukdo man parašyti tam žmogui e-mailo, sakant, kad gal norėtum prisijungti prie tokio labai faino projekto, kurį aš darau. Ir kad didžiulė projekto sėkmė gali slypėti ne tame, kad aš pati viską padarysiu nuo pradžių iki galo, o tame, kad galiu surinkti žmonės, kurie nuostabiai daro ir išmano dalykus, tam tikrus dalykus ir visi kartu galėtų susprogdinti tą kūrybiškumo bombą ir padaryti kažką nuostabaus. Būtent dėl to aš manau, kad įrankių nebūtina išmanyti taip, kaip sakant, profesionaliai, bet labai naudinga yra žinoti, kaip viskas veikia. Kadangi labai technologijos greitai keičiasi ir labai sunku spėti iš paskos, juo labiau labai sunku viską profesionaliai išmokti, manau, kad kiekvienam žmogui labai naudinga yra savo srityje stengtis matyti, kas vyksta, žinoti, kaip tai vyksta, bet gal nebūtina daryti pačiam visko.
komandos, jau čia jeigu šnekam apie, jeigu turit savo patys komandas, labai reikia žinoti, ką daro komandos nariai, kaip daro, kiek jiems reikia laiko tą padaryti ir taip toliau. Bet pačiam, manau, dirbti ir žinoti tuos niuansus visiškai nebūtina. Žiūrėk, toks klausimas irgi dabar tavęs beklausant kilo. Jeigu taip pat žmogus, kuris nori pradėti grafikos dizainą, gal galėtume įvardinti, nežinau, kokius keletą puslapių internetinių, kur galėtų jie, nežinau, pasižiūrėti kitų darbus ar sekti kažkokius kitus grafikos dizainerius ir visa kita. Tai manau, kad tų tinklapių ir visas kaip sakant, pilnas internetas paveikslėlių ir grafikos dizainerių tokios mekos, tai yra vis dar Behance'as tinklapis, Dribblas. Ir aš manau, kad tie žmonės, kurie pradeda domėtis, galėtų tikrai prisijungti tiek vienas, tiek kitų tinklapių yra lietuvių bendruomenės Facebook'e. Manau, kad atviros, bet tiksliai negaliu pasakyti, neatsimenu, ar uždaros ar atviros. Iš tikrųjų labai daug lietuvių galima rasti tuose tinklapiuose topuose, iliustratorių, dizainerių, kurie yra labai populiarūs ir pasaulyje. Ir tikriausiai dauguma klausytojų žino tokį, aišku, Pinterestą, Tumblr ir panašius tinklapius. Aš tai iš tikrųjų stengiuosi, pradedu nuo šitų tinklapių, o po to jau žiūriu, kur gyvenimas ir internetas mane nuves. Kokius kelis įrankius įvardintum kaip tokius, be kurių tu, nežinau, negalėtum išgyventi, sakykim taip? Tai gali būti net ir tas pats Facebookas ir visi kiti. Įrankiai. Įdomu. Iš tikrųjų supratau kažkurią dieną, kad laptopą savo ir telefono ekraną matau kiekvieną dieną. Iš tikrųjų kartais pamirštu savo laptopą iš vis išjungti savaitėms. Ir taip, tai dabar yra viena iš trečia ranka ar nežinau, tikriausiai trečia ranka tas laptopas tapęs. Tai manau, kad tai yra įrankis pasiekti visus kitus įrankius. O aišku, internetas irgi yra labai svarbus. Facebooką stengiuosi nuolat tikrinti save, ar dar neturiu tos liguistos priklausomybės. Ir daugiau iš įrankių. Ir, žinau, stengiuosi visą laiką nešiotis užrašų knygutę su savimi. Manau, kad tai yra vienas irgi iš man labai labai svarbių įrankių fiksavimui to, ką aš matau aplinkui, ar man kylančių kažkokių tai minčių ar apmąstymų. Aišku, po to pamatau, kad dauguma jų yra visiškai absurdiškos ir kvailos, bet kartais turi užuominą į kažką, apie ką verta pagalvoti. Kaip sakyk, atrodo grafikos dizainerio diena? Gal turi kažkokių metodų, kuriuos atlieki kiekvieną dieną, nežinau, ten ryte atsikeli, būtinai kavos ar dar kažkas. Taip labai išsamei gali nepasakoti viską, bet taip bent jau bendrai. Grafikos dizainerė diena, kad aš dabar nedirbu kaip grafikos dizainerė, bet mano diena prasideda taip. Kavos puodelis yra būtinas, aš kiekvieną dieną skiriu tam tikrą laiko tarpą, pažiūrėti, kas atsitiko naujo, tai yra, turiu tą savo bookmarkų tinklapių rinkinį, kuriuos patikrinu, pasižiūriu, tuomet stengiuosi turėti tam tikrą laiko tarpą, kada atsisėdu atrašyti e-mailų, nes tai man nėra vienas maloniausių dalykų. Ir iš tikrųjų, kai paklausei, tai dabar pradėjau galvoti apie tas savo dienas ir suprantu, kad gyvenu visai nuostabų gyvenimą, nes būna dienų, kada mano diena prasideda 1 dienos, būna dienų, kada jos prasideda 8 ir labai sunku nustatyti tą besikartojančius dalykus. Tikriausiai labiausiai besikartojantis dalykas yra, kad nieko besikartojančio nėra. Ir kiekviena diena yra kupina naujų užduočių, kas mane ir labai žavi ir kuo man tas freelancerio gyvenimas patinka, kad projektai nuolat keičiasi,
to pasiekoje keičiasi mano dienotvarkės, susitikimai, būna savaitgalį turiu vidury savaitės, o būna savaitgalį visą kiaurai dirbu. Ir ne kiekvienam tai turiu draugų, kurie visiškai nesupranta, kaip aš galiu pakęsti tokią nesąmonę. Sako, tavo gyvenimas yra nuolatinis chaosas ir balaganas, bet aš jau jame jaučiuosi jaukiai ir patogiai ir man tai labai patinka. Supratau, čia lygiai tas pats kaip man, tikrai labai yra smagu, kai tu gali visą laiką tvarkytis taip, kaip tu nori. Žiūrėk, toksai paskutinis klausimas grynai nuo manęs. Dažnai sakoma, kad menininkai turi, tarkim, kažkokius ritualus, kaip atsipalaiduoti. Jie taip bando atsipalaiduoti, tarkim, ieškoti įkvėpimo naujoms idėjams. Gal ir tu kažkokių tokių ritualų turi? Atsipalaidavimas. Man atsipalaidavimas yra kur nors išeiti pasivaikščioti ar kur nors išvažiuoti, taip pat arba eiti sportuoti, bėgioti, daryti iš tikrųjų bet ką, kas yra visiškai nesusiję su veikla, kurią aš nuolat darau. Man atrodo, kad smegenims labai reikia tokios pauzės, kada gali nebesukti tų pačių failų galvoje. Ir tarkim dabar, čia toks juokingas dalykas, gal senstu, nežinau, bet dabar labai susidomėjau augalais ir namuose noriu to pasidaryti džiunglės. Ir mane tai labai ramina, nes tai yra visiškai augalai negali man nei pasipriešinti, nei man prieštarauti. Ir kad ir kaip tai juokingai skambėtų, bet iš tikrųjų dabar pradėjau domėtis visiškai tokia sritim, kuri niekuo absoliučiai nesusijęs su niekuo, ką aš darau savo gyvenime, ir tai mane labai atpalaiduoja ir man labai gera, kad aš galiu susikoncentruoti kažkokius mažus lapelius ir stiebelius ir persodinimą, vietoj to, kad galvočiau apie komandos našumą, efektyvumą ir tikslus. Va. Tai čia toks klausimas iš niekur. Tai ką manai apie mano augmeniją ant palangės? Yra bonsas ir kaktusas? Manau, kad tai labai vyriškas ir protingas pasirinkimas, nes tiek vienam, tiek kitam nereikia labai daug priežiūros. Ok, toliau važiuokime prie klausimų, kuriuos uždavė mūsų skaitytojai ir klausytojai. Tai jų yra tik 2, bet jie ganėtinai ilgi ir kaip nekeista, klausimus uždavė vyrukai. Tikriausiai pamatė nuotrauką, sako, reikia ir po klausimą užduoti. Tai va, tai vienas iš bendrai kūrėjų podcasto.lt, Tomas, kuris yra dabar Tailande, užduoda tau tokį klausimą. Kokių talentų ir resursų reikia organizuoti kūrybinę konferenciją? Linkėjimai visų pirma į Tailandą. Ačiū labai už klausimą. Konferenciją organizuoti reikia, pasikartosiu apie tai, ką išmanau gerai, reikia geros komandos. Reikia mėgti žmonės, nes konferencijos nesuorganizuosi, jeigu žmonių nemėgsi. Talento kokio, tai manau, reikia mokėti, žinoti visų pirma, kodėl tai yra svarbu, kodėl būtent ta tema, kokios yra problemos, apie ką nori šnekėti, kas gali, tada žinoma, reikia komandos ir diskusijos nuspręsti, kas galėtų apie tai papasakoti, nes konferencija yra niekas be 2 dalykų. Vienas yra be turinio, ir antras be auditorijos. Auditorija yra be protų svarbi, daug kas pamiršta tai ir susikoncentruoja ties turiniu ir tada atsiranda toks tarpas, kurį labai sunku užpildyti tarp auditorijos ir tarp turinio. Ir iš kitos pusės turinys turi būti labai labai aktualus, turinys turi padėti kažkuo, atsakyti į rūpimus klausimus. Žmogus atėjęs į konferenciją turi išsinešti daugiau negu turėjo ateidamas. Todėl aš manau, kad galbūt čia net ne talentas, bet reikia labai gerai žinoti, kam darai, dėl ko darai ir kas iš to bus. Ir mūsų 5 konferencijos yra sėkmingos, manau, dėl to, kad mes radom tą nišą, kurios trūksta. Mes labai rūpinamės, kad kiekvienas pranešėjas ateidamas turėtų ką pasakyti ne tik apie save, bet apskritai, ką kiekvienas atėjęs galėtų pasimokyti iš jų istorijos. Ir dėl to mūsų bendruomenė
yra tokia lojali ir kiekvieną kartą susirenka ir susigrūda į tą nacionalinę dailės galeriją, nes kažką randa kiekvieną kartą savo. Tikiuosi, kad atsakiau į klausimą. Jo, aš pats esu dalyvavęs 5 konferencijai, tai atėjau biškį pavėlavęs, tai teko nuo durų stebėti visą konferenciją, nes tikrai žmonių buvo labai daug. Žiūrėk, sekantis Tomo klausimas būtų toksai. Paskutiniu metu labai domiuosi gyvenimo dizainu, gal galėtum pasidalinti idėjomis, patirtimi ir pamokomis, kuriant laimingą gyvenimo dizainą. Aišku, aš čia taip šmaikščiai ir su humoru sakau, kad aš esu laiminga gyvenimo dizainerė, bet manau, kad absoliučiai viską, ką mes darom šiam gyvenime, tai darom tam, kad jaustumėmės laimingi, save realizavę, kad padėtume šypsotis aplinkui esantiems ir šypsotumėmės patys. Tai viską, ką aš savo gyvenime darau, aš stengiuosi nuolat savo tai priminti, kodėl aš tai darau. Ir mano vienas iš tikslų yra, kad žmonės aplinkui mane būtų laimingi. Ir viena iš pagrindinių pamokų to laimingo gyvenimo dizaino yra nuolat mokytis apie save, apie žmonės aplinkui, dėl to, kad visi projektai prasideda ir baigėsi žmonėmis. Aš manau, aš pati labai domiuosi psichologiją ir stengiuosi daug skaityti ir dalyvauti tiek visokiose konferencijose, mokymuose, dėl to, kad man labai smalsu. Ir manau, kad tas nuolatinis tobulėjimas kiekvienam žmogui yra būtinas ir reikalingas. Ir irgi viena iš mano pagrindinių gyvenimo moto, gal taip galima būtų sakyti, yra, kad nereikia būti geriausiu, reikia būti geriausiu savim. Nes pats apibendrinimas geriausias yra per abstraktus ir vienintelis, su kuo mes galim konkuruoti, tai esam mes patys. Tai aš nuolat šito moto vedina, kažkaip tą laimingą gyvenimo dizainą savo čia organizuojas. Aš noriu pritarti labai tavo puikioms įžvalgoms, aš tikrai irgi pats stengiuosi žiūrėti viską taip, kad turi tiesiog būti geresnis už save vakar, galim sakyti taip. Visiškai sutinku. Antras klausimas būtų toksai įdomus. Ačiū Ignai už klausimą, aš pabandysiu taip sutrumpinti, nes daugmaž buvo atsakyta jį. Kaip galėtum paaiškinti, kas yra gyvenimo dizainas, tarkim, žmogui, kuris tuo visiškai nesidomi ir jam, tarkim, yra apie 50 metų? Ačiū Ignai irgi už klausimą. Aš pirmiausiai tiesiog to žmogaus paklausčiau, ką jam labiausiai gyvenime patinka daryti ir ką jis daro, kad tos veiklos jo gyvenime būtų kuo daugiau. Dėl to, kad laimingo gyvenimo dizainas yra išdrįsti, suprasti, kas patinka, kas nepatinka ir ką reiktų keisti. Žinoma, aš negaliu pasakyti, nes man nėra 50 ir aš nežinau, galbūt kai man bus 50, aš galvosiu visai kitaip, kad pokyčiai reikia išdrįsti visų pirma suvokti, kad kažką reikia keisti ir po to tos drąsos, tos pokyčius įgyvendinti. Ir tas laimingo gyvenimo dizainas yra tokia skambi frazė ir juokinga, bet iš tikrųjų jinai tai reiškia, ar paklausti savęs, ar tai, ką darau, daro mane laimingu. Čia buvo visi klausimai iš mūsų klausytojų. Mes epizodo užrašuose pasidalinsim visais puslapiais, kuriuos Aistė paminėjo, pasidalinsim dar įrankiais, gal Aistė dar turės kažkuo, nežinau, irgi pasidalinti. Taip pat Aistė tikriausiai turi kokį nors portfolio ar kažką tokio, kai jeigu žmonės norėtų su tavim, nežinau, užduoti kokį klausimą, pasikonsultuoti ar dar kažkas. Žinoma, tai nuorodą mes irgi, manau, pridėsim. Jo, tai pridėsim nuorodą ir žmonės galėsit klausti visų gyvenimo klausimų pas Aistę. Taip. Būtų šiandien tiek. Aistė, ačiū labai, kad atvykai, kad į savo labai užimtą dienotvarkę įtraukė ir podcastą. Ačiū labai už pokalbį, visiems linkiu geros ir saulėtos dienos. Dėkui ir iki. Iki.